Donata Simonaitienė, Kavano Airija lituanistinės mokyklos Gintarėlis vadovė ir lietuvių kalbos mokytoja. 2023 m. lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premijos, kurią skiria Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija, laureatė. Labą dieną, Donata. Labą dieną. Pradžioj pradėkim nuo to, kiek laiko jūs gyvenat Airijoje. Tai iš tikrųjų išvykau pirmą kartą 2003 metais, o jau su visam 2004. Tai jau senai. Taip, jau senai. Virš 20 metų. Ir lituanistinis švietimas, lietuvių kalba, lietuvių kalbos mokymas visada nuo pat pradžių buvo jūsų, kaip sakyti, toks pašaukimas, gal čia galima pavadinti. Ar vėliau čia šitas dalykas atsiradęs, kokia ta istorija? Jeigu kalbėsime apie išvykimą, tai šiek tiek vėliau, nes visada, kai išvyksti į kitą šalį, atsiranda kiti poreikiai ir reikia įsikurti. Ir, kaip sakant, patenkinti visus bazinius poreikius šeimyninius. O mokykla atsirado šiek tiek vėliau, tai apie 2008 metais aš atėjau į mokyklą. Atėjau kaip mama, iš tikrųjų, atvedžiau vaiką, savo Mykolą, į mokyklą. Ir taip susiklostė aplinkybės po to, kad ten ir likau dirbti. Iš tikrųjų, iš pradžio administracijoje, kaip finansininkė, o po to pasikeitus labai aplinkybėms greitai tapau vadovė. Tai čia toksai iš tikrųjų buvo kaip ir atsitiktinumas, bet dirbant darbą, kurį aš dirbau išvykus Airijoje, dirbau parduotuvėje, vadovė, tai tikrai nebuvo mano darbas. Jaučiau, kad ne mano sritis, ne mano darbas. Išvykau iš Lietuvos vis dėlto tiesiai iš mokyklos, dirbau lietuvių kalbos mokytoja ir visada kažko trūko. Tai kaip sakau, pirmadienis, penktadienis būdavo sąskaitas apmokėti, o jau šeštadienis toksai sielai atsigauti. Žodžiu, lietuvių kalba lydėjo jūs nuolatos ir ko gero net ir nuvedė ten, kur ir atsidūrėt galų gale. Greičiausiai, nes aš netgi prieš išvykdama, aš atsimenu, pradėjau ieškoti, ar yra kokia nors mokykla lietuviška Airijoje. Ir susiradau tuo laiku, kaip tik kūrėsi 4 vėjai Dubline. Ir susiradau, kad jau prasideda mokykla ir galvoju, jeigu mes kažkur gyvensim Dubline, tai tikrai eisiu į mokyklą, dar atsimenu, jam laišką rašiau. Tai vadinasi, kažkoks vis tiek pasąmoniai, vedlys už rankos buvo ir nesvarbu, kad toje mokykloje atsiradau vėliau, bet vis tiek likimas taip sutvarkė, gyvenimas visada sutvarko, matyti kaip turi būti. Ir toje mokykloje dabar aš iki šiol ir dirbu. Kokia jūsų išvykimo priežastis, dėl ko jūs nusprendėte išvykti į kitą šalį, pasirinkot štai tokį kelią? Aš pati tai matyti niekada nebūčiau išvykus, nes ir neplanavau, niekada nebuvo tokių planų. O išvyko vyras metam, kaip ir visi, man labai nuobodi istorija iš tikrųjų, nieko ypatingo. Jis išvyko metam, galvojam, sutaupysim pinigų ir susiremontuosim stogą namo. Tai namo stogas dar neremontuotas. O jūs ten? Bet Airijai pasistatėm namą, visą jau su stogu. Tai buvo tik tai metam pasibandyti, pasižiūrėti, užsidirbti šiek tiek pinigų, tokiem rimtesniem namų ūkio darbams. Aš dirbau mokykloje, man buvo labai gerai, labai patiko ir tikrai niekur nenorėjau už ten judėti, bet galvojam, pabandysim, kai vyras po metų nusprendė, kad lieka dar metams. Tada pagalvojau, kažkaip reikia tada ir man dar metus išvažiuoti ir išvykau ir aš metams. Bet čia iššūkis? Didžiulis ir ypatingai, kai tiesiai iš mokslo, iš mokyklos, išvyksti kitą šalį su mažu vaiku, nes Mykolui buvo tik tai metukai. Ir keliauti kažkur, kur visiškai nežinai, ką ten veiksi. Ir Airija nebuvo kažkokia ten mūsų svajonių ilgai rinkta šalis ir tikrai spręsta, kad važiuosim ten. Vyras iš tikrųjų išvyko į Jungtinę karalystę, tik tai pakeliui pasikeitė planai ir išskrido į Airiją. Tai čia visiškas atsitiktinumas, kodėl mes čia esam. Bet vadinasi, taip turėjo būti. O iššūkis tai tikrai buvo didelis, nes, kaip sakau, nebuvo tam ruoštasi ir planuota, ir galvota, kad reikėtų judėti kažkur. Pavyko prisijaukinti Airiją? Man pavyko. Tikrai pavyko ir ne dėl to, kad kartais galvoji, kad galbūt metai padaro kažkokią tai įtaką ir tiek jau metų pragyventa ir kažkur įsitvirtini ir nebenori judėti, kažko keisti. Bet mūsų atveju mums tiko šalis. Tikrai tiko šalis ir dabar, kaip sakau, visai smagu, kai galiu vadinti 2 šalis savo namais.
Įdomu, čia vat, jūsų tas toks epitetas panaudotas, tiko šalis, ar ne, ta prasme, tinkanti šalis, kuri nėra jūsų gimtinė, turi savo specifiką, kultūrą, papročius, žmonės, kurie štai ten gyvena savo gyvenimus. Vis tiek imigrantas esate ten. Kas buvo sunkiausia ir kaip jūs sprendėte tos iššūkius? Sunkiausia, tai matyt, taip, tu esi toksai šiek tiek izoliuotas ir vienas, nes turi adaptuotis neprarandant savęs ir bandyti ieškoti savo kelio. Iš pradžių, kai bandai įsikurti, viską darai laikinai. Atrodo, čia pabūsiu trumpai, čia pagyvensiu porą metų, šitam darbę padirbsiu kelis metus ir tas laikinumo jausmas iš tikrųjų tave stumia nebijoti ir būti drąsiam, daryti daugiau iššūkių, nes tu žinai, kad tai neilgam, ar ne, galiu pabandyti padaryti tą ar aną. Tai va tas gal bandymas ir tos nepasidavimas būti drąsiam buvo gal ir sunkiausia, nes iš tikrųjų tai yra ir kita kalba, atrodo, aš nuvykau puikiai kalbėdama angliškai, bet nuėjusi tokia mažame kaime, kur mes gyvename, apsistoję buvome į parduotuvę, aš nesusikalbėjau su vietiniais. Ir tada man toks buvo kultūrinis šokas, aš čia tokia atvažiavau užtikrinta savimi, kad aš čia darbą rasiu per dieną, nes puikiai kalbu ir viskas man gerai. O tikrai taip nebuvo, nes vis tiek airių yra akcentas kitoks. Ir netgi tai buvo iššūkis. Ir po to tik tiek, kad darai ir bandai. Mes netgi ir įsikūrėm visiškai per vieną naktį, suradom vietą, draugė pasiūlė, atvažiavom, atsirado darbas vyrui. Nu tiesiog toksai atrodo, eini kaip tiekmė tave neša ir tada žiūri, ką su tuo gali padaryti geriausio. Tai va iššūkis tas ir aišku labai norėjusi dirbti pagal specialybę, o gyvenant Airijoje ir būdant lietuvių kalbos mokytoja, na tai prieš 10 metų atrodė visiškai neįmanomas dalykas, tai ta mokykla buvo pirmas žingsnis ir į mano dabartinę darbovietę, dabartinį mano darbą. Dabar švietimo ministerijoje dirbot Airijos. Egzaminų skyriui, taip. Tačiau labai rimtos pareigos. Nu taip, labai rimtos pareigos, mūsų yra 40 žmonių visoje Airijoje, kurie yra atsakingi už abitūros ir tai būtų 10 klasės egzaminai pas mus. Tai va, bet, kaip sakau, gyvenant tam tokiam ateiviui kitoje šalyje, tu ir pradedi nebesijausti kaip ateivis, nes pradeda ne tai, kad šalis tikti, galbūt, bet ir šalis tinka, bet pradedi gerai jaustis. Visur, ir darbe, ir namuose, ir mokykloje vaikai, sakykime, ir tiesiog, aš taip manau, kad žmonėms būna arba tinka šalis, arba netinka, nes tikrai daug žmonių išvažiuoja ir 20 metų pragyvenę, nes jiems nepritampa, žmonės netinka, aplinka netinka, oras galų gale netinka. Tai va, daug labai tokių aplinkybių, kurios tikrai susideda, o mums kažkaip tiko. O koks jums įspūdis susidarė, nes vis tiek atvažiuoji ir labai svarbu, kad primtų. Nuo to priklauso, kaip tu įsilieji į tą šalį, į gyvenimą, į sociumą. Taip. Kaip airiai priima žmonės iš kitų šalių? Šiaip ypatingai tais laikais, tai airiai visada labai draugiški, bet tais laikais tai buvo ypatingai draugiški. O tas kaip priima, tai aš nežinau, aš tai tiesiog esu tokios nuomonės, kad labai priklauso nuo tavęs paties. Kaip tu ateini pa žmonės, taip jie tave ir priima. Tai, o su airiais tai tikrai nereikia labai daug pastangų. Jeigu tu esi draugiškas ir tu šypsais ir bendrauji ir juos gerbi, tai čia visiškai atgal grįžta tas pats bumerangų. Tai manau, kad kaip tu pats ateisi ir kaip tu pats kreipsiesi juos ir kaip tu su jais bendrausi, tai tas pats greitai tau taip pat bus. Mokykla Gintarėlis, į kurią atėjusiu jūs grįžote prie šaknų, ar ne? Sakykime taip. Taip, ta prasme, tai, ką jūs darėt Lietuvoje, galėjot realizuoti save ir ten. Taip. Tai yra, galite šiek tiek papasakot, kaip atrodo tas lietuvybės, tam tikras toks židinukas Airijoje, ir ne šita mokykla, vis tiek tai yra vieta, kurioje siekiama išsaugoti lietuviškumą, lietuvių kalbą. Tai, kas yra apie mus. Taip, tik tai gal aš neapibūdinčiau mokyklos kaip vietos, kur siekiam išsaugoti kalbą. Tai yra vieta, kurioje yra kuriamas ryšys. Tai ir tas ryšys yra toksai dvejopas. Visų pirma, kuriamas ryšys tarp mokinių ir mokytojų. Mes su mokytojais labai daug to klausimų dirbam ir kalbamės ir stengiamės, nes, suprantat, vaikai ateina į mūsų mokyklą ne dėl to, kad jiem ten privalu ateiti. Jie ateina
arba dėl to, kad jie pasirenka ateiti, čia jau vyresni, mažesnius atveda tėvai. Tai atveda tėvai, dažniausiai neklausia, nori, nenori, eis ir taškas. Tai gerai, jeigu tėvai dar juos motyvuoja, ar ne? Kad motyvuoja įvairiais būdais, įvairiom priemonėm, kai kas morališkai, kai kas sutartis su vaikais sudaro įvairiausias, kai kas tiesiog pasako, kad reikia ir eisi. Jeigu nemotyvuoja, tada šiek tiek sunkiau vaikams būna, bet todėl mums, kai tie vaikai ateina šeštadienį, jau visą savaitę atsimokė airiškoje mokykloje, tai mums labai svarbu yra sukurti su jais ryšį. Tam, kad jie jaustųsi mokykloje, ne tik, kad gerai jaustųsi, bet kad jie jaustų prasmę, ką jie čia veikia šitoje mokykloje. Tai kūrimas ryšio su vaikais yra vienas mūsų tikslas. Kaip visi sako, mokot lietuvių kalbos. Taip, bet čia yra visiškai ne mūsų, nėra, taip, kalba yra prioritetas, žinoma, bet yra priemonė daugiau. Tai kuriam ryšį mokytojai su vaikais. Ir kitas dar labai svarbus dalykas, mūsų pareiga mokytojų ir mano mokyklos pareiga yra sukurti ryšį vaikų su Lietuva. Todėl, kad vaikų tokį šeimyninį ryšį, tai kuria, aišku, tėvai su Lietuva. Tai yra vaikų seneliai, giminės, vasaros pas močiutės kaimuose, tai vadinasi tėvai su vaikais kuria ir su Lietuva tokį šeimyninį ryšį. Mūsų mokytojų pareiga sukurti su vaikų ir Lietuvos istorinį ryšį, literatūrinį ryšį, socialinį, politinį, pilietišką. Tai visi kiti dalykai, o lietuvių kalba ateina kaip puikiai priemonė tam padaryti. Tai mokykla yra toksai, kaip sakau, ryšių mezgimo tinklas, nes jeigu mokytojas užmezga puikų ryšį su vaikais, turi gerus santykius ir birželį pas mus prasideda registracija, ir man nieko nėra smagiau, kai gaunu labai daug žinučių iš tėvų, kas bus mokytoja kitais metais. Labai noriu, kad būtų ta pati. Ar mūsų mokytoja ta pati bus kitais metais? Prieš užpildant registracijos anketą tėvai klausė. Ir man taip gera, žinau, kad mokytojas padarė viską, ką galėjo, ir programą vykdė ir įvykdė, ką turėjom išmokyti, bet ir ryšys yra sukurtas. Ir taip gera užregistruoti tą vaiką ir tėvam atrašyti, kad taip mokytoja lieka ta pati, nes aš jau jų ryšio negaliu sugriauti. Todėl, kad jis jau yra suformuotas ir tada tam vaikui mokykla šeštadieniais yra ne tik kažkokia prievolė ir tų nosinių raidžių mokymasis rašyti, bet dar yra kažkoks tai jausmas, kažkokie tai keisti namai, kiti namai, bet tokie panašus kaip jų namai, tokie namai kaip šeima. Kur kalba ta kalba, kur kalba šeimoje, ar ne? Būtent, ta pati kalba, nes, sakykime, mes irgi dabar šiais metais bus mūsų mokyklos užbaigimo šventė, kaip kasmet, ir mūsų tema šiemet labai paprasta Lietuva. Ir vyresnieji vaikai turėjo išrinkti vieną žodį, iš tikrųjų visos klasės turi išrinkti vieną žodį, kas jiems yra Lietuva. Tai vyresnieji vaikai rašė rašinius, esė tipo ir apie Lietuvą ir prirašė labai daug gražių žodžių ir širdis, ir dalis manęs, ir namai, bet reikėjo išrinkti vieną. Tai vyko diskusijos, balsavimas ir galų gale buvo išrinktas žodis, frazė pirmieji žingsniai. Tai ir viską pasako iš tikrųjų, kad Lietuva yra jiems tas pirmas žingsnis, galbūt netgi kaip žmogus save, kai pradeda suvokti kaip asmenybę, kaip savo tokią tapatybę, identitetas. Ir kažkodėl Lietuva jiems yra tas pirmas žingsnis. Kur tas pirmas žingsnis? Į šeimą, į pasaulį, bet jiems Lietuva yra pirmieji žingsniai. Į save netgi galbūt čia pirmas žingsnis. Galbūt, save įprasminimas. Kas tu toks esi? Taip, tai jiems Lietuva yra pirmieji žingsniai. Taip, apie tai kalba vaikai, kurie jau paaugliai, kurie gimė Airijoje, ten užaugę ir tik tiek, kad jau mokosi kiek metų mokykloje. Tai jeigu mes, kaip sakau, kai jau tada abiturientas padaro tokias išvadas ir išrenka tokius žodžius ir parašo tokius rašinius, tada supranti, kad, matyt, gerai dirbam ir padarom savo darbą ir mokykla tada turi prasmę, nes ir vaikai, jeigu jie nematys prasmės, eiti šeštadieniais, nes tikrai aš juos labai užjaučiu, labai suprantu ir kartais vaikam irgi sakau, galvojat, aš netingiu. Aš irgi žmogus. Atsimenu, vienas trečiokas pakėlė ranką, tada sako, tai uždarykit mokyklą, jūsgi direktorė. Tai niekam nebereikės eiti. Tai sakau, reikės, nes matyt nebegalim jau kitaip, aš jau kiek 18 metų, 18, taip. Tai jūsų sūnui jau 18? Bus. Vyresniajam, tai jau 23. 23. Taip. Jūs jau baigęs, o Jonas jaunesnysis dar lanko mokyklą.
Taip. Kiek iš viso jūs dabar turite vaikų? Du sūnus. Jūs, o mokykla? Mokykla 68. Tai nemažai. Kaip mūsų miesteliui, nes miestelis yra nedidelis, tai tikrai yra nemažai. Gan tikrai tai yra didelė mokykla, nes labai suvažiuoja daug iš aplinkinių miestelių. Yra kas važiuoja ir iš Šiaurinės Airijos, ir tėvai tikrai veža vaikus ir valandą važiuoja. Tai vėlgi čia visiškai atskira tema apie tėvų motivaciją ir tą pasiaukojimą. Vis tiek šeštadienį, kiekvieną šeštadienį vežti vaiką ir laukti po to 4 valandas ir po to vėl grįžti. Kaip jūs tai aiškinat? Kodėl yra ta motivacija vežti vaiką štai ir šeštadienį, ir žodžiu, ir visos aplinkybės yra nevežti, bet vis tiek veža, ar ne? Svarbi ta lietuvių kalba ir išsaugojimas jos. Tai va, ypač tiem vaikam, kurie gimė jau Airijoje. Tai matosi, kad tikrai tėvam yra svarbu. Gal ne visi tėvai moka vaikam tai paaiškinti ir parodyti ir motyvuoti, bet va, tas atvežimas ir buvimas su vaikais ir vaikam parodo, kad tėvams yra svarbu. Nu, jeigu tėvams svarbu, ne visada vaikai iš karto supranta, bet galvoja, nu jeigu tėvams svarbu, čia mane veža ir sėdi laukia, nu tai reiškia, gal tikrai čia svarbu ir man reikia eiti. Bet vadinasi, yra kažkoks vidinis šauksmas, aišku, pas kai kuriuos yra labai realios priežastys, planuoja grįžti į Lietuvą, reikia vaikas, kad gerai mokėtų lietuvių kalbą. Yra kas neplanuoja grįžti į Lietuvą visiškai, bet vis tiek veda vaikus į mokyklą. Tai tikrai priežasčių daug, bet vadinasi toks vidinis šauksmas tikrai žmonės teisė niekur nedingsta. Nes mūsų mokykla, aš vaikam irgi kartais sakau, čia įsivaizduokit kaip ambasada. Žingsnį peržengėt per mūsų duris, kalba tik lietuviškai. Čia visai kitas pasaulis. Tai manau ir tėvam yra gerai. Kas šeštadienį jie tarsi sugrįžta į Lietuvą. Ir ta bendruomenė, ko gero, ar ne? Ta prasme, tu susitinki su savais. Taip, jau atrodo visi tampa pažįstam ir kai mokykla baigėsi, atidarau duris, nes būna užrakintos ir taip smagu matyti, kai tėveliai laukia vaikų ir šnekasi tarpusavėje. Tai toksai šeštadieninis lietuviškas visiems susitikimas būna. Kaip jūs galėtumėt apibūdinti vaikus? Nes čia tai yra mūsų ta jaunoji karta, vat jūs paminėjot, kai kurie gimė jau ir užaugę kitoj šaly, galbūt jie grįž, galbūt negrįž, gali būti visokių tų variantų, bet kaip jie supranta Lietuvą? Ką jie žino apie ją? Kas jiems įdomu apie ją žinoti? Lietuvą, lietuvių kalbą? Tai vėlgi, jeigu žiūrint, apie kokio amžiaus vaikus kalbėsime. Jeigu tai yra jaunesni vaikai, tai yra jiems tiesiog vasaros. Jeigu klausit, pas močiutę kaime, ar ne? Taip, tai čia vasaros pas močiutę kaime ir pusseserės, pusbroliai, tėtės, dėdės ir tetos. Ir tai yra tokias labai šeiminiška aplinka. Ką aš ir jau minėjau, kad tėvai kuria tą šeimininį santykį, šeimininį ryšį su Lietuva. Vyresnieji šiek tiek pradeda į Lietuvą žiūrėti kitaip. Jie pradeda matyti dar ir tokias kitokias vertes. Aišku, dabartiniai vaikai labai tokie praktiški. Vieni mato, kaip tai yra kaip antra, dar viena kalba, kurie jie gali išmokti lengvai, be pastangų. Tai sakykime, kokią prancūzų reikėtų daugiau pastangų įdėti. Kiti mato Lietuvą kaip galimybių šalį, vis tiek tai yra Europos Sąjunga, kur mes gyvename ir jie galvoja galbūt ir studijuoti, ir grįžti. Vyresnieji, kurie galbūt ir jeigu negalvoja grįžti, jiems vis tiek tai yra jų dalis. Tai yra tikrai jų tapatybė, identitetas ir aš vieną kartą klausiau savo vyriausių vaikų, kas jums yra gimtoji kalba. Tai visa klasė atsakė lietuvių. O aš jiems sakau, bet jūs kalbat geriau angliškai. Bet tai mama kalba lietuviškai. Ir ne vien tas, kad tai yra angliškai mother tongue, ne ta gimtoji kalba, bet jiem yra tiesiog tas toksai jau iš anksto suformuotas, vis tiek pirmi žodžiai buvo lietuviški. Ir vadinasi, tai užsiprogramuoja labai anksti. Ir jie užaugę, jeigu jie visiškai netyrinės savo lietuviškos tapatybės, tikrai atsiranda tuštuma paaugliuose, nes jie supranta, kad jie nėra 100%, sakykime, airiai, kad yra dar kažkokia kita dalis. O jeigu ta dalis bus neištyrinėta, neišsiaiškinta visiškai ir tokia nustumta kažkur po kilimu pakišta, tada labai sukelia daug tapatybės krizių ir vaikai pradeda kvestionuoti, o kodėl aš ir atrodau gal kitaip, ir elgiuosi kitaip, ir kartais galvoju kitaip. O jeigu jie ištyrinėja, jie tada supranta Lietuvą kaip savo tokią dalį. Kaip ir minėjau, mano 12-okai dabartiniai, vis tiek tarp tų žodžių buvo dalis manęs. Ir širdis, ir namai. Tai jie pradeda ją suprasti kaip tokią dalį jų
Ir labai svarbu, aišku, mūsų mokytojų kita pareiga yra Lietuvą jiems rodyti dabartinę, modernę, kokia yra dabar. Ir per pamokas daug kalbėti ir apie aktualijas Lietuvos. Ne tik apie tą senąją, kaip sakiau, istorinę Lietuvą, bet ir socialinę ir visokią kitokią. Ir viską, kas vyksta dabar. Jie turi gyventi tokį paralelinį gyvenimą. Ir ten, kur gyvena savo šalyje, ir paraleliai žinoti, kas šiandien įvyko Lietuvoje. Tai mes šeštadienį pirmas klausimas vaikus pamačius, mano būna, tai kas gero Lietuvoje. Ką išgirdot, ką girdėjot? Jūs skatinat juos domėtis tiesiog, ar ne? Taip, nes taip kokį rugsėjį jie nieko negirdėjo, nieko nematė, nežino, tada nusakau gerai, kas gero tada įvyko pasaulyje. O po to pamažu jau kokį spalį jau patys pasako, o matėt Lietuvoje ten buvo tas ir tas, nes tik žinau, kad mokytoja klauso. Ir po to patiem įdomu pasidaro, kad ta šalis tikrai yra tokia, taip yra kažkokia kita šalis, bet ir sava. Ne tik kaip kitos šalis yra tik tai kitos šalis, o šita dar turi tokią kitokią pridėtinę vertę. Aš esu iš Lietuvos, ar ne? Taip. Ne iš bet kur, o iš Lietuvos, mano šaknis ten, taip. O mokytojai, kiek jūs dabar turite mokytojų ir kokia ta situacija apskritai su mokytojais išeivijoje būnant? Na, iš tiesų, situacija nėra labai gera, nors aš negaliu skųstis, turiu tikrai puikią komandą, 8 mokytojas, bet čia reikia labai didelio pasiaukojimo vis dėlto, nes visi turim savo gyvenimus ir tikrai visos moteris dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, šeštadienį eini į mokyklą, tai jau pusę dienos nėra, reikia ir pamokoms pasiruošti, bet kaip sakau, vis tiek irgi į mokyklą ateina tokie idėjiniai žmonės, kurie galbūt dirba darbą, kuris irgi nėra jų pašaukimas, bet reikia įdirbti, o šeštadienį gali atrasti save kitoje visai aplinkoje. Tai ir mano mokytojas irgi sako, kad pavargstam, visko būna, bet ateina rugsėjis ir vėl laukia mokyklos, tiesiog negali neiti. Tai bet mokytojų tikrai mokyklose trūksta, tad irgi labai stengtis reikia, džiaugiuosi šiais metais, turime vieną mokytoją, mūsų buvusią mokinę, kuri pernai baigė mokyklą ir pasiliko dirbti mokykloje. Tai tas yra labai svarbu, nes mes patys ją užsiauginom, kaip sakau, nereikia savęs nieko mokyti, nes viską žinai, kas pas mus vyksta. Tai jinai šiais metais dirbo jau kaip mokytoja ir tada labai smagu, kai matai, kad ir mokiniai supranta mokyklos vertę ir nori prisidėti prie jos ir išlikimo ir augimo. Jūs buvote įvertinta, esate lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premijos laureatė. Sveikinu. Ir ką jums reiškia šitas įvertinimas? Tokie dvejopi jausmai kyla, todėl kad aišku, tai yra smagu ir džiaugiesi, kas be ko, bet aišku, mes dirbame ir darome tai, ką darome ne dėl apdovanojimų, ne dėl įvertinimo, bet kai supranti, kad tai, ką tu darai tiek metų, dar yra svarbu ir kitiems, ir kiti mato, ir Lietuva mato, ką mes darome. Tai toksai iš tikrųjų apima jausmas, aš visą ką galvoju, kad apdovanojimai yra skiriami ne už tai, ką padarei, o už tai, ko dar nepadarei. Tai daugiau tai yra įpareigojimas galbūt supratimas, kad einu gerų kelių, darau kažkuriuos dalykus gerai, bet reikia juos daryti toliau ir reikia daryti geriau. Tai ir džiaugsmas, ir kartu dar darbo daugiau. Tai aš matau taip. Bet čia yra gerai. Čia yra motyvacija stengtis ir judėti toliau ir galbūt ir kitus įkvėpti. Tai iš tikrųjų esu tikrai labai dėkinga, nes tos rankos kartais nusvyra, nes vis tiek metų jau daug mokykloje ir kartais pagalvoju, gal jau užtenka, gal reikėtų kažką kitą daryti, arba vaikai kartais klausia, mama, kodėl tu eini, taigi gali neiti į mokyklą. Sakau, užtat, kad negaliu. Pat čia ir yra kažkas tai, kad negaliu. Jau yra gyvenimo būdas. Kaip mano vyras sako, diagnozė. Tai, čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir ko gero, vis tiek tai yra jūsų kūrinys, ta prasme savotiškai dabar, ar ne? Jūs labai daug savęs ten įdėjote ir kai matot rezultatą, mokinė, kuri buvo mokinė, dabar mokytoja ir toliau skleidžia tą lietuvybę, puoselė ir taip toliau, smagu. Supranti, kad ne veltui tie metai ir tas įdirbis tikrai ne veltui ir žinai, kad bus žmonių, kurie tęs, nes yra ir kita jauna mokytoja, tai galvoja, kad jeigu jaunimas ateina ir tikrai ir dirba ir savo savaitgalį praleidžia mokykloje, tai reiškia reikia būtinai ir reiškia tai, ką darom gerai. Ar dėmesio užtenka?
Iš mūsų čia esančių Lietuvoje. Ar užtenka to dėmesio? Na, paskutiniais taip metais. Sąžiningai. Paskutiniais metais tikrai jo net nepatrigubėjo, nežinau, kiek kartų jo padaugėjo, tai tikrai jo užtenka. Aišku, dar yra įvairiausių tokių svarstytinų rimtų vietų, kur reikėtų padirbėti, bet dabar tikrai to dėmesio gauname nemažai ir paramos gauname nemažai, tai šiek tiek lengviau. Iš tikrųjų lengviau tuom, kad tu gali daryti daugiau pats. Gali ieškoti tokių kitokių būdų, inovacijų, kaip tą mokyklą padaryti kitokią. Ir į virtualią erdvę šiek tiek bandom pereiti, nes yra poreikis vaikų. Tai va atriša rankas. Tas dėmesys, kaip sakau, yra ir pritarimas, kad darai gerai ir tai, kad tu gali dar kažką naujo padaryti. Tai va, tai jo yra. Kol kas yra. Tikiuosi, kad jis nedings, nes visada, kai būna gerai, prasideda kritimas. Tai kol kas šiuo metu tai tikrai skųstis neturim kuo. Svarbu, ačiū Jums. To ir palinkėsiu. Ačiū. Tai buvo Kavano, teisingai kirčiuoju. Kavano, Airijos lituanistinės mokyklos Gintarėlis vadovė ir lietuvių kalbos mokytoja Donata Simonaitienė. Ačiū Jums už mintis. Linkiu sėkmės didžiausios. Ačiū. Ačiū. Iki.